Ar sauskelnės leis mano kūdikiu gerai išsimiegoti? Taip, Lupilų premium sauskelnės yra 3 sluoksnės ir pralaidžios orui, todėl sausumo pojūtį išlaiko net iki 12 valandų, kad miegas visada būtų patogus ir ramus, lyg mamos rankose. Lupilų apgaubia meilę. Perfekcionistės mamos, jos, kai nebegali kontroliuoti tų 4 kampų, o kūdikis tą padaro, kad tu nebegali kontroliuoti, nes tu esi čia ir dabar žindime, sauskelnių keitime, beje, mes jau turim dovanų sauskelnių šiandien. Ačiū labai. Nes turbūt dar išgyvenat tą laikotarpį. Taip. Tai tada tu pradedi matyti tai, kas tave erzina, va tas visas aplinka, bet aišku, ačiū tom mamom, vyram ir močiutėm, kurios randa laiko mums padėti. Tai labai gražus palinkėjimas, nebijokim priimti pagalbos. O ar priėmė vyro pagalbą ir kas namuose keitė sauskelnes, kai tas naujagimis atsirado? Tai kadangi buvo Cezario pjūvio operacija, tai pirmą kartą vyras pakeitė, nes ašgi negalėjau dar stotis iš lovos, turėjau dar gulėti gerai. Tai vyras keitė pats pirmas ir tada jisai mane mokė, kaip viską reikia, kaip virkštelę apiplauti, prižiūrėti. Tai šiaip man yra tikrai labai smagu, kad jisai visiškai nebijojo. Ir kadangi jo paskutinis brolis gimė, kai jam buvo 17 ar 18 metų, tai jisai labai daug ką prisimena dar. Tai jisai jau buvo pakankamai saugęs, kad galėtų padėti prižiūrėti, tai jau nebebuvo naujiena. Tai jisai tą brolį mažesnį savo padėdavo prižiūrėti, atsimena daug dalykų, kaip ten, nežinau, darydavo tėvai, kaip elgdavosi, tai jisai man labai daug patarimų davė, dėl ko aš esu labai dėkinga. Man irgi labai smagu buvo, kad vyras man gali patart. Tai taip, tai jisai tikrai nebijojo nei pampersą keisti, nei vonelių. Dabar pas mus irgi maudynės yra jo ritualas, tai labai... Frederiko yra drąsus tėtis, kaip aš girdžiu ir suprantu. Taip, labai mylintis, labai drąsus, toks visa atvira širdim labai. O dabar tas sauskelnių pasaulis jau pereina tipo duko reikalai, ar dar ne? Man čia labai skausmingas klausimas pačiai. Aš galvoju, gal dar tik vienai taip nesiseka. Ne, mes iš tikrųjų galvojom pradėti, bet aš dabar supratau, kad kartais reikia per daug nežiūrėti į kitas šeimas, į kitus vaikus ir nesilygiuoti ir tiesiog jaust pagal save ir pagal vaiką. Ir aš pagalvojau, vat man bus gal paprasčiau ir mažiau streso, jeigu mes tai darysim, kai jau bus šilta. Pavasarį, vasarą jau bus ir vaikučiai paprasčiau, gal ten ir be tų sauskelnių paleisti, pabėgioti, jeigu ten atsitiks avarija, nebus tokios dramos, kaip dabar, vat, pavyzdžiui, prie -20. Tai mes greit tuoj bandysiu, turim paduką nusipirkę, stovi mes apie jį šnekamės, mes apie jį šnekamės, mes pasakojam, bet jo. Nesilygiuoti tikrai yra labai svarbu ir labai, tai yra turbūt kaip užauginama motinystė, kaip ir kalties jausmas, kai nuolat jautiesi kalta, kad ten kažką, jeigu palikti pirmą kartą vaiką esi kalta, jeigu į kiną su draugė esi kalta, taip ir lygiavimasis, nes tu nenori, žiūri į tas kitas šeimas, kur vyresni vaikai, bet įdomu tai, kad tu lygiuoji vaiką ir su broliais esam. Ir, pavyzdžiui, mano atveju, kai mano pirmos 2 mergaitės prie puoduko perėjo 1 metų gimtadienio proga ir atsisakė ir nusiėmė ir aš tokio daikto kaip kelnaitės, nežinau, nes buvo tik sauskelnės ir viskas ir dabar aš turiu 1,5 to, kuris, jeigu tu parodai paduką, rėkia ir aš suprantu, kad tu negali net lyginti tos pačios šeimos vaikų, tai ką kalbėti apie draugės, ar ne? Tai tiesiog teisingai reikia išlaukti ir žmogus rodo savo pasiruošimą, jis ateis. Tai šiandien mes renkamės kelnaitės tam, kad žmogus bėga, užmovė ir greičiau. Labai patogu, labai. Aš norėjau šiaip jūsų paklausti, jūs neturit patarimų paduko reikaluose, tiesiog sakot, kad kiekvienas vaikas yra skirtingas. Tai mano patarimas ir pagrindinis toks tipsas, galima būtų sakyti, yra kelnaitės, vienareikšmiai. Po truputį mokyti, kad tu pats tas kelnaitės nusiėmi. Ir, pavyzdžiui, mano mažoji dabar jau žiūriu, pradėjau. Stovi padukas, tas irgi yra labai svarbu, kad padukas stovi to erdvėje, kur būtų matomas. Nesirinkit dainuojančių, šokančių padukų. Tai yra paprastas fiziologinis procesas, šlapinimasis ir tuštinimas. Nereikia cirko daryti iš to, kaip aš sakau. Ir tiesiog rytas einam kartu. Šitoj vietoj, nesvarbu, tai mergaitė ar berniukas, nereikėtų bijoti kartu į tualetą ir rodyti, kad mes irgi einam, nes vaikas mato, ne, kad atsisėdo mama, tėtis eina šlapinti, su berniuku gal labiau tėtis turėtų eiti, va tas toks irgi visiškai per kūno kalbą keliavimas, kad jis atpažintų, nieko tokio. Ir kartu, kai jau, pavyzdžiui, jis, žinot, atsibūdo ir tos matom, ar ne, kad kelnaitės yra pilnos, jam rodyt, kad ne aš guldau ten ant kažkokio vystymo stalo, jau tikrai nebeturėtų būti, o tiesiog mes nusiėmam ir tu nusiėmi pats. Tai ką aš pradėjau matyti, pavyzdžiui, kad mažoji mano dabar, jinai tuštinas, jinai iš karto ateina ir rodo, kad tu nuimk, man padėk nusiimti, jai jau nesmagu būti su tuo pilnom sauskelnėm. Ir sek to ženklus ir tada
prie puoduko. Nu, tai gerai, tai, aha, tu rodai, kad nusimk, tai gal tada pasidėk dar nusiėmęs truputėlį, ar ne? O jau, kai matysi, kad gali pagauti, ypač tuštinimosi momentą, tą tikrai galima pagauti, ta prasme, kad vaikas pasišalina kažkur, jisai nueina, turi savo kampą, tai tada ten pastatyti puoduką ir pasiūlyti, kad gerai, aš matau, kad šiuo metu vyksta procesas, tai sėsk. Nors tai yra ir svetainėje. Tai yra nesvarbu. Jo, šiuo metu taip. Kitas etapas bus nukelti jo tolyn. Labai gerai, kad palėtėm šitą temą, nes mes kaip tik vakar diskutavom su vyru, kada jau reikia tą vystymo lentą pašalinti. Jau reikia. Viskas. Jau sakot, turit toddlerį ant 2 kojų, tai realiai net ir nebėra saugi, ta prasme, kad ir nugriuvimą grėsmė atsiranda, nebelabai telpa. Ir tada tiesiog pradėti vonioj tą daryti bendrai, kaip ir jūs darot, kad tai yra erdvė, ten sauskelnes kažkur matomoje vietoje padėtos, va čia kaip mes gražiai pasidėję. Mano, pavyzdžiui, mažoji jau atneša man. Aš sakau, paduok man sauskelnes. Jis atneša švarę sauskelnę. Tai tam, kad suvoktat, čia yra prausimasis, taip toliau ir panašiai. Tai suprantu, mes esam geram kelyje, maniškis, kai į dušą einam maudytis, tai jisai pats nusirengia. Taip. Tai jeigu jau supranta, tai viską jau supranta. Taip, būtent. Ačiū. Na ir sveikata. Ir iš tikrųjų dar norėčiau pasakyti, kad sakėt, kad irgi mėgstat Lidl lupilų, tai šiandien mes turim tą premium ženklą, kuris atitinka kokybę ir kainos santykį, tai nuostabios sauskelnės, kurios galvoja dar ir apie aplinką, nes iš tikrųjų mes turbūt daug išnaudojam. Aš neskaičiavau, kiek aš per 3 vaikų auginimą sunaudojau sauskelnių, bet žinau, kad yra tėčių skaičiuojančių. Tai... Aš irgi esu girdėjusi apie vieną tokį. Ir šiaip jau, nežinau, man atrodo, kad nėra geresnios pasirinkimo kainos ir kokybės santykių. Tai tiek apie tuos vaikus. Ar sauskelnės leis mano kūdikiu gerai išsimiegoti? Taip, Lupilų premium sauskelnės yra 3-sluoksnės ir pralaidžios orui, todėl sausumo pojūtį išlaiko net iki 12 valandų, kad miegas visada būtų patogus ir ramus, lyg mamos rankose. Lupilų apgaubia meilę.